iOS 26 operacinė sistema pristatė daug naujienų, tarp kurių yra atnaujintas Liquid Glass dizainas bei daug naudingų funkcijų. Aš bitės profenėje ir parodysiu keletą naujų iOS 26 atnaujinimų. Personalizuokite užrakinimo ir pagrindinius ekranus. Tarp naujų iOS 26 personalizavimo galimybių funkcija leidžianti nustatyti, kad piktogramos ekrane būtų skaidrios. O užrakinimo ekrane laikrodis gali tapti skaidrus ir prisitaikyti dydžiu prie jūsų fono. Galite pakeisti žadintuvą atidėjimo trukmę. Mėgstantiems rytais snūzinti savo žadintuvą daug kartų turiu naujieną. Su iOS 26 galite pakeisti žadintuvo atidėjimo trukmę. Padidinkite ją, kad atidėtumėte žadintuvą mažiau kartų. Prisitaikantis baterijos režimas. Su iOS 26 atsirado ir naujas prisitaikantis baterijos režimas. Šis režimas prailgina baterijos veikimą, jums to nepajuntant. Jį rasite tokiu keliu – nustatymai, tada akumuliatorius ir galiausiai energijos režimas. Be to, kalbant apie akumuliatorius, su iOS 26 pradėję krauti telefoną, matysite numatytą laiką iki pilno įkrovimo. Galite pažymėti tik dalį žinutės. Atsidarę ilgą žinutę su iOS 26 galite pasirinkti nukopijuoti tik dalį jos. Spustelėme ir palaikome pirštą ilgiau ant atidaryto teksto, tada renkamės pasirinkti ir pažymime norimą vietą. Kur kas patogiau nukopijuoti visą žinutę, ją įsikelti užrašinę ir iš ten iškirpti reikiamą dalį. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.